Sveiki, tai noriu parodyti Katos grupės įgyvendintą projektą. Visas projektas 95% yra padarytas ir visas atliktas, taip pat ir didmenos klientų konfiguratorius ir panašiai ir taip toliau. Tai visa esmė yra, jog projektas šiuo metu šiek tiek turi bėdų būtent dėl kliento vidinės valdymo sistemos pokyčių. Ką turiu omeny, tai kad mes dabar gaunam visus taškus ir visas vietas jau iš kliento sistemos ir viskas ateina per API-us ir panašiai ir taip toliau. Ir jų sistema dėl jų verslo logikos turėjo šiek tiek pasikeisti. Dėl to, kadangi kad pasikeitė jų sistema, mums šiek tiek reikia kitaip kreiptis į jų sistemą ir gauti tam tikrus momentus ir pasikeitė šiek tiek pagrindinės logikos, kaip tai turėtų veikti. Ir kadangi pasikeitė tos logikos, mes krepšelėje negalim apskaičiuoti tvarkingai kainos ir dabar ir vyksta būtent tas sudėtingiausias procesas, kad kaip tą kainą apskaičiuoti su pasikeitusiais dalykais ir įtraukti į jau esamą padarytą visą projektą. Tai kartais būna, žinot, nuo nulio pastatyti dar lengviau ir sunkiau, bet kada viskas padaryta ir sukoreguota ir sutvarkyta, padaryti pavadinkim, jau įpadaryta kartais būna net sudėtingiau. Tai vat tame ir yra visa esmė, bet bendraja prasme, kaip matot, visas projektas padarytas, visi ekranai jau gaunami ir taip toliau per API-us ir visi objektai ir panašiai, visi funkcionalumai yra padaryti, veikiantys ir viskas, kaip sakyti, yra išdirbta iki galo, ir filtrai, ir nufiltruoja, ir parenka, ir panašiai, ir meniu mes galim pasižiūrėti ir kitus vidinius puslapius. Tai viskas yra atlikta, išdirbta, suprogramuota, padaryta ir čia likę yra tik tais, kaip ir minim, paskutiniai keli procentai ir tai jie iššoko, mes jau buvome juos integravę dėl to, kad pasikeitė vidinio valdymo sistemos dalis. Tai kai matot, yra 321 fieldas, tas įrašas, pavadinkim stendas, prie stendo ateina visos informacijos, laisvumai, viskas jau atkeliauja ir viskas valdoma. Taip pat yra visiškai pilnai padaryta konfiguratoriaus dalis, pavadinkim didmenos konfiguratoriaus dalis su DAI rekomendacijom, administracinė panelė, kur matome ir užsakymus, ir stendus galima redaguoti, tai vartotojus galima keisti ir panašiai. Taip, tai viskas yra funkcionalu, viskas yra padaryta, viskas veikia, užsakymus galima daryti, užsakymus galima peržiūrėti, taip toliau ir panašiai. Tai, kaip sakyt, pilnai viskas yra padaryta, tik tais liko keletas momentų ir tada galėsime pilnai paleisti projektą.